Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija yra ta vieta, kur kuriamos ir ateitimo bus kuriamos tiek technologinės inovacijos, tiek su kanapių panaudojimu maiste, kitose galimybėse inovacijos. Ir šiuo metu Lietuva, manyčiau, kaip tik yra tas laikas, kuomet pradėtas kurti Lietuvos žiedinės bioekonomikos plėtros planas ir kanapės čia turėtų tikrai surasti savo deramą vietą. Ir kadangi šis planas kuriamas vyriausybės lygiu ir dalyvauja visų pagrindinių ministerijų viceministrai, manau, kad šis klausimas tikrai yra svarbus ir turi būti įtrauktas į šį veiksmų planą. Ir žinoma, dalyvauti turi ir mokslininkai, ir verslas, ir valstybinės institucijos, kad pakankamai naujas, senai naujas augalas, bet labai produktyvus ir turintis daug galimybių. Bioekonomikos kontekste tai yra labai svarbu, nes naujoji bioekonomikos strategija kaip tik pabrėžia, kad reikia kurti inovatyvius didelę pridėtinę vertę turinčius produktus, kurie kartu būtų atsakingi už klimato kaitos problemų sprendimą, taigi kanapės, manau, labai tinkamas augalas tam. Be abejo, jeigu bioekonomikoje kanapės bus kaip viena iš sričių, kuriom bus kreipiamas dėmesys ir kuriom bus skiriamas finansavimas, natūralu, kad ir universiteto mokslininkai dar labiau įsitrauks į tyrimus. Natūralu, kad matyti ir Žemės ūkio ministerijoje, ir galbūt aplinkos ministerijoje, ar ekonomikos ir inovacijų ministerijoje bus suformuotos tam tikros užduotis mokslininkams, tam tikros mokslinių tyrimų temos ir taip pat skiriamas finansavimas tyrimų įgyvendinimui ir veiklos sukurtų prototipų komercializavimui. Lietuvoje mokslas dar nėra tiek labai daug išvystytas kanapių produktų gamybos, naujų technologijų srityje, kiek galbūt, kaip mes šiandien matėme konferencijoje kitų šalių, tačiau tai yra daromi tyrimai, kuriami produktai, kuriami prototipai. Aš tikiu, kad keleto metų bėgyje tai dar labiau suaktyvės ir tikrai po šios konferencijos, kurioje dalyvauja ir mūsų akademijos mokslininkai, mes tikrai dar kartą pergalvosim galimybes šią temą įtraukti vieną iš prioritetinių mokslinių tyrimų temų ir kviesti užsienio mokslininkus dirbti kartu, vystant naujus produktus, naujas auginimo technologijas, naujas žemės dirbimo technologijas, kurios būtų palankios kanapių verslo vystymui. Yra parašytų disertacijų ir apgintų disertacijų būtent kanapių tyrimo srityje, bet aš tikiu, kad šiandien mūsų mokslininkai, kurie buvo šioje konferencijoje, suformuluos ir į ateitį tam tikras naujas temas. Juo labiau, kuomet dabar Lietuvos mokslo taryba kiekvienais metais skelbia disertacijų konkursą doktorantams, kur gali dalyvauti universitetai kartu su verslo įmonėm. Aš manau, kad tais metais Žemės ūkio akademija tikrai dalyvaus ir mokslininkai dalyvaus kartu su šioje konferencijoje dalyvavusiomis įmonėmis, tam tikromis jiems reikalingomis inovacijų kūrimo tematikomis ir tai dar labiau suaktyvins mokslinius tyrimus šioje srityje. O magistro studijose, bakalauro studijose tiek agronomijos fakulteto studentai, tiek inžinerijos fakulteto studentai ne taip dažnai, tačiau renkasi su kanapių tyrimais susijusias baigiamųjų darbų temas.